Labą dieną. Na kasgi čia vėl? Fiodorovo dirbtuvės, ar ne? Dirbtuvės. Na ką, Fiodorovas vėl Stazija. Stazija, ne. O ką gydytojai? Gydytojai nieko jie. Kaip nebūtų. Kaip sistema, supranti, gydytojų. Tu kaip neegzistuotum. Ai, svarbu tave, navai. Uždarė, įkalino ir tu nebeegzistuoji, supranti, nebeįdomus. Tai košmaras su jūsų sistemom ir mes laukiam, kad kuo greičiau čia mums pateiktų tos atsakymus į tuos užklausimus, į tuos neadekvačius mūsų sveikatai pavojingus tus gydymus čia. Visokių čabatorių, chujorių, dar kokių, supranti, kokių nori. Nu ir laukiam ir žiūrėsim ir vertinsim, kom čia tie visi gulėjimai čia ant to vieną šoną staziniai užsibaigs. Na, kaip čia tas teismas, ar jis atlieka kokias funkcijas teismų, teisių, tiesos, kažkokių darbo, ar kaip Batulevičius sako, ai nahui, tu jau ir taip daug pridirbai, aš neriu į krūmus, čiurkšt, įnėrė į krūmus ir dingo, suprati. Ką nori, eik ieškok, žinai, ieškok teisės krūmuose. Na, nėra, kai zuikis į krūmus. Kaip pasakiau, ką reikia skūsti čia tos gulėjimus, neadekvačius tos durnus gydymus, sveikatai žmogui pavojingus. Ai, nesako, tu ir pridirba jau. Aš tau, kai pridirbsiu, tai tavo fantazija išgaruos iš tų savo smegenėlių. Išgaruos, supranti. Pridirbai. Nu, eini į ligoninę, supranti, paslaugos pasinaudot gauti. Pasigydyti. Ir tu anksčiau laiką jau, supranti, jau būsi pridirbęs. Kad eini, supranti, savo valstybėje, supranti, gauti paslaugų. Na, tai mes ir vertinam kokybę paslaugų, ką mes gaunam, kokį gydymą gaunam, dalinamės su visuomenė, su bendražygiais. Na ir rodom viens kitam, kaip ir iš tikrųjų. O ne, ai, tu daug pridirbai, na, suprat, tai va jūsų ir teisė, nerti krūmus, na, kaip apsišekeliai triusikus. Atsiprašant, supranti, čia aš taip galvoju. Ir taip jau yra, supranti. Nepaneigsi tu jauni. Jokių faktų tu negali paneigti. A tu gali faktus paneigti. Jeigu tu neigi faktus, tai esi kvailys, kai kvailys debilas. Atsilikėlis, ane. Kaip sako, atsilikėlis, nu. O ką darysi? Taip ir nyksta ta visuomenė. Taip ir nyksta. Atsinaujina durnesni sluoksniai. Durnesni iš prisisteigia visokių, nenoriu čia, žinai, kaip sakau, gerai arba nieko, žinai. Tai ką čia gerai, nieko nepasakysi, supranti.
Tai nieko geriau ir nesakyti apie tas narkomanijas jų čia. Supranti? Nu, bet kai jūs čia mane kiša, supranti, tai aš ir turiu vertinti. Aš turiu vertinti. Ir rodyti visuomeniai ir sąžiningai pateikti ant lėkštutės, kokie yra faktai. Ar ne? Kokie yra faktai. Taip, sakyk, taip. Nu, taip tu nepaneigsi. Jeigu tu girdi balsus galvoj, nu, tai tu, nežinau, kad ten tu girdi jeigu tu operuoji, supranti, ir tu girdi balsus galvoj, kad tau žaizdą reikia prikišti šiukšlių į žaizdą ir specialiai daryti, kad šlaunikaulis negytų, žmogus gulėtų ant vieną šoną, supranti, ir jam reakcija su tais plaučiais nu tai tu esi kvailys, šundaktaris. Iš tavęs reikia atimti licenzijas, viską iš tavęs atimti. Visas teisės, supranti. Atimti ir tave reikia patraukti nuo tų visų žmonių gydymų, kad tu nebegydytum daugiau, supranti. Tai va tokia teisė turi būti. O čia yra tokia teisė, kur aš tokią teisę suprantu. Nu, ne, kad supranti, padarai žmogui zapadlo, apkaltini, kad jis dar tau grėsmė visuomeniai ir dar laikai pusę metų įkalinęs, dar prieš tai kiek pratasai, supranti, 2 metus, dar pusę metų pralaikai lovui ir dar pratesi dar pusę metų gulėti. Tai kaip turi vertinti tokius individų, teisininkų, advokatų, gydytojų, tokius vertinimus. Kaip tu turi vertinti? Nu tai išlikščiau ir būt negali. Ar gali? Nu protingai normaliai visuomeniai tai negali. Tai nepriimtina dalykai. Visiškai nusikaltimai žmogiškumui. Nu, visiškai antihumaniški dalykai. Kas taip elgias, kas taip daro. Pasigulda žmogų pralaiko lovai pusę metų ant staziniai pozicijų gulėjimų, supranti, ir dar pusę metų pratęs. Nu, jūs adekvatai. Nu, kaip turi reaguoti į mane? Ar jūs esat adekvatai? Ne. Jūs patys savo pripažinkit, kad jūs esat neadekvatai. Kam jums tas žmogus? Kam jums visuomenės žmonės? Kam? Nu, kam tas žmogus? Nu. Tai ką tu bandai įrodyti visuomeniai? Šitoj būsenai. Ką tu bandai įrodyti visuomeniai? Kad tu kažką gini visuomenę, rūpinės visuomenę, dar kažką. Nu, tai išlikštynės. Taip elgėsi išlikštynės. Nesąžiningi žmonės. Nu, gal ten tos teisės jų, supranti, gal jūs ten sąžiningi, gal tos vaikus savo šeimas mylit, nu, bet į visumą tai jūs neatsižvelgiat, nei biškį nežiūrit. Į pačią visuomenę, nu ką jie galvoja, kaip jie mąsto, kaip dar kažką. Jūs žiūrit, psichiatrija klausia, ar tu girdi balsus galvoj? Kas čia per bairiai, kas čia per klausimai tokie? Iš kur tokie klausimai? Ar tu girdi balsus galvoj? Tai tu nuvažiuok į islamą ir ten sakyk, kad tu girdi balsus galvoj. Tai nepraeis nei pusę minutės tau tą galvą nupjaus. Islamistai kurva. Kai kokiam suskui paims galvai nupjaus.
Nu, kur galvas pjausta. Kaukę susidėti, kur galvas pjausta. Nu, tai va tokiem durniukam galvas reikia. Galvas nupjausti. Tu tenai nuvažiavę su tokiais klausimais savo. Nes nemok savo galvą naudotis. Jis nemok savo galvą naudotis. Suprantis, klaus kito žmogaus, kaip tu su savo galva elgies. Ir jis gyda. Įsivaizduoji. Ką žinau, ką gyda, ką negyda, ką visuomeniai daro. Kokie čia paderniai iš vis, kokie čia principai, kokie čia į teisę principais vadovaujasi. Jūs marus esate iš vis kažkaip antik jau išpizdėję, kad jau jums Europos komisija jau leidžia visus svertus, ką nori, tą darai, kam nori, tam šveiki. Nu, toks vaizdas, kad jūs esate atsilikę protiškai nuo tos Europos savo teisių. Atsilikėliai. Ir nežinot, ką darot, kaip reikia elgtis su žmogum, kaip gydyt, kaip turbūt, kokia bus priežastis, pasekmės dėsniai. Jūs nežiūri, nahui. Jūs kaip durniukai kokie atsilikėliai. Protiškai atsilikėliai, kurva. Ir jie gydo. Ką čia bandai. Jie įrodinėja, kad jie gydo ir kad ne jie debilai, bet kažkaip visuomenės viens kitas žmogus kažkaip grėsmė jiems. Įsivaizduoju. Kokie kurva debilai. Ir iš kur tokių debilų, bleva? Aš nesuprantu. Iš kur jūs? Ar jūs atvažiuoja ten iš kokių kurva Amerikų? Ar tie fašistai, ar iš tų fašistų jūs išlendat? Iš kur jūs išlendat, kurva, aš nesuprantu. Jūs kai tie fašistai ateinat, kai tie fašistai apsirengia tane, ir bando tai įrodinėti mums lietuviams. Savo kažkokios kurva ideologijas, kurva, kažkokius kosmosus, kurva, ateivių. Kas grėsmė, kas negrėsmė. Įsivaizduoju. Toks juksas, kurva, kažkoks prisimeti. Nu, ir dabar čia turiu laukti atsakymų kažkokių, kurva, kad man atsakytų, kodėl aš čia turiu taip gulėti. Nu, to vieną šoną ir kvėpuots tais plaudį. Jau sugadina jau sveikatą, kurva, jau ir taip. Per tuos 5 metus gulėjimą, kurva, kišdami tą šiuklės į tą žaizdą, kurva. Ir dabar bandai rodyti, kad tu grėsmė visuomeniai. Tai kurva, jūs debilai, blėta, kas jums yra. Nu, tiesiogiai konkrečiai, nu. Jūs atsipeikykit, ką jūs darot. Jūs atsipeikykit protiškai biškiuką. Jūs nebevartokit tų farmacijų, tų kompanijų, tų kristalų, ko jūs ten prisėdat ir nebedekvačiai mastot su tomis smegenim. Tai jūs kažkaip jau kurva patikėkit jau kitiem žmonėm. Supranti, kad jūs patys kurva, jeigu apsiėdėt, jūs nebedarykit tų debilyšių, kurva, nebedarykit tos grėsmės visuomeniai, kurva, narkašai jūs. Ar ką jūs ėdat, aš nesuprantu, kurva. Bet kažką jūs tikrai apsiėdę, kurva, neadekvačiai. Nu. Žmogus žolės apsirūkęs, kurva, protingesnis, kurva, 100 kartų, negu jūs, kurva, čia gydydami ant to vieno šono, įsivaizduoji. Ką turi galvoti, ką turi mąstyti, kurva. Aš nesuprantu. Ateina, ar nieko nereikia? Ar viskas gerai, ar nieko nereikia?
Daktaras ateina, supranti. Jam kurva su galva gerai viskas ar negerai, aš nežinau, supranti. Bet aš matau, kad jis kurva debilas atsilikėlis kažkoks kurva nevisprotis. Tai aš jam sakau, kad gerai, supranti, kad nesiveldi tas kalbas, nes su nevispročiu nerasi jokią kompromisą, jokios bendros kalbos nerasi. Jis tau aiškina savo kurvą propagandą, grėsmę visuomenį ir viskas. Kai užsikirtusi plokštelė, tai tie kompaktai, kai būdavo tik, užsikirtę, tai ir va čia jie kurva užsikirtę, blėt. Užsikirtę tie kompaktai kurva. Ir ką turiu su tais kompaktais daryti, kurva? Aš nesuprantu, kurva, ką reiks tais, tai tie kompaktai tikriausiai kažką darys, aš nežinau. Nes tai būt negal, kurva. Valstybei, kurva, su tokiais gydymais debilų. Jeigu būtų normalus daktaras, tai aš ir sakyčiau normalus, kurva. Aš tai tuo čia batonim tai pasitikėjau 100%, kurva. Įsivaizduoju, aš kai jį pripažinau kaip draugelį kokį. Kai savo kokį draugą, žinai, aš sakau, tu, žinai, dar kažką, žinai. Ir jis man zapalų kurva, kaip pridarė, eiktų navo. Visą gyvenimą sugadino kurva, kažkoks viskis kurva. Įsivaizduoju, kurva. Praradau darbą, praradau karjerą, kurva. Viską praradau, investicijas. Kurva, sėdžiu kaip bomžas, blėt. Kažkokį kurva, su šitoj lovui, kurva. Pas kažkokius šondaktorius, kurva. Įsikalina, kurva. Kaip grėsmė visuomeniai. Įsivaizduoju. Eik tu nahui. Ir aš nesuprantu, kurva, ką ta žiniasklaida kurva daro. Ar jie daro, ką nors, jie nieko nedaro. Ar jie kurva tos debilus šitaip ir laikys kurva. Tai jūs kurva žiniasklaida, biškit ten atsipeikit, nes aš jau jums rodau kurva pavyzdį, kaip reikia daryti, kaip reikia elgtis bendrauti su žmonėmis. Jau didžiąją, grubėją, fizionominę ir filosofinę kalbą kalbu jau. Kurva turėtume suprasti, jau nesate tokie kurva debilai, blėt. Ir 30 metų jau kurva užauga tie vaikai jūsų kurva. Atsiprašant, supranti. Tai aš dėl to ir kalbu, supranti. Teismas žiūri kurva į kažkokius krupenas, kažkokius kurva. Supranti, kažkokius krupenus darė. Atsilauž tokį gabaliuką, kad teismas, ta Venckevičienė, kas tokia Alytaus apylinkės, atsilauž, kad jie sakė, kad kaip ta kužla Jočienė, kažkokia Jočienė tenai kurva, ne aš ją pažįstu, ne aš ją matęs, niekada gyvenime. Jei ten tam teismui sakau, kad aš kažkokia grėsmė. Ir tas teismas, ten kaip antras podiumas, kurva. Nesuprantu, kurva, kaip jūs ten, kurva, įvardinti. Supranti, tą teismą, blecha. Ja, aiškim, kurva, reikia tęst. Ką jūs, kurva, debilai, kurva, dirbat, kurva, jūs. Ar jums, kurva, su galva viskas gerai. Pas manęs namuose degradacija, kurva, vyksta per jumis. Ar jums, kurva, viskas su galva pas manęs namuose vyksta, kurva, kolūkė visa, kurva, degradacija. Ir jūs dabar, kurva, atsakingi esat, kurva. Ir man gausit visą žalą atlyginti, kurva, už viską. Už tos teisimus, už savo tas debilystas, kur visas, kurva, dirbat. Ar jūs, kurva, suprantat? Ar jums nahui, tai čia mūsų teisė, šak.
gal kokią kurvą pažaiskim sugedusi telefoną, kurvą, kaip darželinukai, blėt, kokios jaučienės, kurvą, paklausykim, gal kokių pasakys visuomenių pagrindinių grėsmių, da, kokių kurvą šūdų. Ir jie tęsia kurvą savo, tus kurvą dauniškus, kurvą kažkokius tęsimus kurvą izoliacijų. Kitaip nepavadinsi, aš nežinau, kurva, kaip juos įvardinti, nu, protingi žmonėmis nepavadinsi, kurva. Jau visi tikrai per visą savo gyvenimą matęs daug protingų žmonių, kurva įsilavinusių ir debilų. Nu, bet čia jau kurva paskutinės lauksniai debilai. Dar kurva su visom teisėm, su institucijom. Jie man rašinėdavo visokius kurva vietus. Įsivaizduoji. Tai kurva vartykitės greičiau, kurva eikit iš tos situacijos, kurva greičiau, kad nereikėtų kurva atrodyti kai šūdams. Ai nahui, ai mums patinka būti šūdais, mes mėgstam būti kurva iškrypeliais, dar kokiais kurva hujais, mojais. Ai mes norim tęsti, mums patinka kurva. Parodysim visuomeniai, kokiamis debilai visokiai kurva iškrypėlė, ne? Eik tu nahui, man kurva šleikštynės, jūs kurva nebūkit. Nes yra atsibūdę kurva ir visą kurva klausyti jūsų kurva nesąmonių ir debilyšių kurva, kurias reik paneigti ir rodyti visuomeniai kurva, kur yra vat, kur yra kas. Eik tu nahui, kurva. Nu, tai sakau, ir košmarai kažkokie kurvas su tais individais. Kurva, ir ką jie baigė, ko jie slavinė, kokių kurva tų kristalų apsiėdė ar ko. Aš, blega, nepagaunu tą kampą iki galo. Bet įsiaiškinsiu. Nu, ir supranti. Ką ta teisė vertina? Ką vertina teisė? Nu, tai žiūrėsim. Nu, tai dar žiūrėsim, dar pažiūrėsim, kaip šitos teisės jų čia, ką jūs vertina ir ar jiem kažkaip tos reputacijos apie jūs rūpi, nerūpi, ar jiem nakui nusišvilpti. Ar jie ir toliau nakui savo durnystėm dar nusiminės. Kurva kažkaip reiks stabdyti tos arklius. Kažkaip stabdyti tos arklius, blega. Nes aš tai nesuprantu, čia jų vapšė suprantinu. Visą gyvenimą eidavom kurva, kažkas būdavo dar kažkur į tą polikliniką nueidavai, kvepėdavo to spiritukų taip skaniai, to monijako tokio. Ir kažkaip kaip ligoninė. O dabar kurva, matytų farmacijų, to juksa matyt, kurva prisisteigė. Tiek prihujarina tų kristalizacijų matyt, kad jie kurva jėda, supranti, jėda ir šviečiasi jie save, kurva, tai matyt šviečiasi. Jie savo tus dievus matyt, kurva, susiranda matyt, tus balsus galvoja, ką įtin. Tana, kurva. Su jau tais balsais galvoju. Mintis, ar ne? Tai girdi mintis, tai ką tu ten girdi mintis ar balsus galvoji?
psichiatrė, ką jūs ten klausėte, aš nelabai ir supratau, ką jis man atrodo, sako, girdi balsus. O mintis, tu turi omeny mintis, balsus galvoji. Balsus. Apačio galvoji mintis generuoji. Ar girdi, kai šaldytuvas kalba, kas? Kitiem būna, sako, girdžiu, kurio kažkas su manim kalbas garsai dagaugia, žinai. Kitiem būna. Esu ne vieną žmogų tokį sutikęs. Na. Jie sakau, religija tokia yra, taigi tu krikščionis, taigi girdi balsus galvoji. Didė šmėklas dagaugia, suprat. Eik tu savo kaip gerai, ką pasakė, sako, kurva rimtai. Sako, rimtai. Kurva gali juokais numirti šiuo kurva, tu visų balsų galvose. Kristalų sėdusių kurva. Kristalų jie prisišveisavo ir jiem varą savo pohui. Svarbu moka sodra, ta ligonių kasas, ten kas ten investuoja. Kažkokias korporacijas, kažkas investuoja į ligonių kasas, ne. Šiaip savo neatsiranda, net biudžetiniai kažkaip. Turi vis tiek kažkaip viens kitas susiremti. Argi ne kokias paslaugas tu gauni. Tai kaip tu turi suteikti paslaugas, ne žmonėm. Turi kažkur investuoti savo babkės į kažkokią tai sveikatos sistemą, kad suteikti žmonėm paslaugas sveikatos ar ne. Pavyzdžiui, va Fiodorui mane suteikti paslaugas. Nu, tu teiki paslaugas, ar ne. Bet kai tu kurva pradedi teikti paslaugas, tai tu žmogui pradedi žudyti. Pradedi žudyti žmogų, kurva. Įsivaizduoju, kurva. Nu, tai reikia jau skūstis, kurva, ieškot galų, kurva. Kad tavęs nenužudytų, koks kurva, nevisprotis, kurva. Su savo teisėm, blega. Su savo teisėmi dar kokiam tai ten, kurva. Šutvė savo, šutvė, supranti. Kaip jūs gali pavadinti šutvėmis, viskas. Daugiau nieko, da. Tai reikia saugotis, Jėzus Marija, tokių visokia juksa mėšla. Na, saugot sveikatą tikrai ir nepasiduoti jokiam ten propagandom šitam fašistų. Apsižai fašistų, supranti. Na. Ateis fašistas, o jam balsai galvoj. Na, pradės kalbėti balsus galvoj. Kaip vienam chirurgui pradėjo balsus galvoj šnekėti kažkas. Pradėjo žmogų, kurva, kišti žaizdą šiukšles. Nu, sakė, šiukšlę. Užsiūt šiukšles. Prikiši žaizdą ir užsiūt šiukšlių, ten įsivaizduoji. Tu nežinai, kad ten kurva šiukšlių ir užsiūta. Vaikštai su ramentais, su šiukšliam kurva. Atsidaro pūliniai bėga, stum šiukšlės lauk. Eik tu nagui. O tas šundakteris aiškink, kad tau tuberkuliozė. Kad tu sergi tuberkuliozė, tu įsivaizduoji. Na, kaip jau atsikandęs jau savas tų sistemų jau žino, kaip plaučius jau galės gydyti. Eik tu nagui, kurva. Tai sakau, dar kurva tokių genijų, tai aš nesu dar kurva regėjęs niekur. Niekur, rodysim iki galo. Šviesam ir kad mums pateiktų tų savo atsakymus į tuos visus chirurginius gydymus šiukšlių. Na. Nes mes šitų gulėjimų netoleruojam ir jokių čia kursų, kažkokių sveikatos. Mes negadinsim kažkokio tai ten
šundaktare, supranti, šiukšlių prikištų žaizduose. Nu, jis suformuotų čia nuomonių. Aš nežinau, ar jie apsimeta debilais. Nu, taigi, nežinau, tikriausiai, kad apsimeta. Tikriausiai, galimai. Galimai jie neapsimeta. Tai ir tu turi apsimest, čiuoknysi nešauksai, kad čia reikia daryti tą, supranti, pagal save ten, žinai. Turiu daryti kaip jau, ir užrašyti ant lapų, kad ta Venskė, ta Jočienė ten prirašius kokių tai vėjų, blecha. Aš negaliu, supranti, niekas sakyti apie jos, blecha, gal netyčia, gal jie kokios klaidas ten atsiradę, kas kurva. Jūs suprasite ten jūs kurva. Gal koks durlius rimtai ten kurva apsėdęs tų narkotikų kurva. Pridirba kurva. Ir čia kurva reik tasytis. Aš tikiuosi, man žalą tai jau tikrai atlyginsi, tai jau man sukaupu. Nes aš kurva čia nesitikiu gulėtose kurva lovose ir jumis, suprantu, liuliuot, kokie jūs faini, kokie jūs gražus ir geručiai. Aš to nežadu daryti. Aš rodysiu visuomeniai, kokie ir faktai, kokias aplinkybės ir kaip jūs elgėtės su visuomenė. Ir kiekvieną instituciją rodysiu. Ir šviesiu papildomai ir dar dadėsiu, kaip ir iš tikrųjų. Ir niekur jūs nedingsit vargšiukai, gausit visuomenę atidirbti ir atlyginti kiekvieną žalą žmogui padarytą. Tai jau, painu užsidarė, supranti, ir marimbadu, kurva. Marimbadu, kurva, kraujas, kas ten kraujas? Ką čia valgysi tą maistą dalykunės, kad smarvė tad. Taigi, šlikšta, kiek tu gali valgyti tą patį per tą patį šūdą? Kiek tu gali valgyti? Tu kurva apsinuodysi, kurva numirsi greičiau, kurva. Negu ten kažkas susijęs su sveikata būtų. Nieko panašaus nėra. Ką tu bandai įrodyti, kurva, tokiom durnystėm savo, kurva. Tu gali savaitę žmogus įdaręs, taip, savaitę, 2 savaitės pralaikyti su tokiu maistus. Bet ne metus laiką, kurva, kaip debila gabals, koks kurva, ir įrodinėti, kaip tavo kraujas nusilpo, blėt. Davai atink koks kurva, šundaktaris kurva ir man aiškin, kai man reikia kraują perpilti, nes jis nusilpo. Eik tu nahui, nusilpo kurva. O tai ką tu darei kurva? Tai ką tu darei kurva per tą laiką kurva, mulkitų kurva, kad man tas kraujas nusilpo kurva. Tai aš čia turėjau gulėti, kad man jis nusilptų kurva ir kad tu man čia aiškintum, blėt. Ne vis pradėtų kurva. Tai gerai, kad į dantis dar negauni ir nepasiekiu aš tu tavo dantų, supranti, nes išbirėtų. Ir nieko nepakeisi, toks likimas, toks priežasties pasiekimės dėsnis, ane? Sakyk jo. Sakyk. Kas ant kito sako, ant savęs pasisako, ne? Jo. Priežasties dėsnis, ką darysi, kurva. Tokia planeta, blėt, papuolė. Tokia kasdienybė. Ką darysi, supranti, ką čia šnekėsi. Man, supranti, nenoriu nervinti, supranti. Kažkaip, jeigu visuomenė rodė pozityvą, supranti, šveitė visuomenė. Turi pozityviai, supranti, gražiai aiškinti, supranti, kad žmogus gražiai švelniai suprastų, dar kažką supranti, o ne jam ten kur vadau ir šūkau ten, jau supranti, stresą varyti.
Taigi dar daugiau išgazdini, kurva. Tai tu nueik, supranti, kur nors ten kurva klykau, tai visus išgazdinsi. O gamtą dar kažkur, nu tai visus išgazdinsi. Kas į tave žies, kai ne vis proti kokį kurva. Neviešla, nu. Ir viskas, supranti. O ką daugiau? Nu, tokia gydykla, kurva. Atsitempė čia mane, kurva. Kažkokį turiu vertinti aš jos taip. Vertinti aš jos turiu taip jau tos gydymus, blėva. Įsivaizduoji. Nu, gaunu tokias paslaugas. Tokias paslaugas gaunu, kurva, moku mokesčius, kurva. Kad gaučiau, kurva, grįžtamą į ryšį, kurva. Šūdą saujui, kurva. Ir dar su kenksmengais visais, kurva, mėšlais, kurva, debilais, kurva, aplinkiniais visokiais, kurva, daunais. Tai aš to nesitikėjau, kurva, kad tai bus. Nu, tai aš ten būčiau tą Šilutę važiavęs į tą polikliniką, to šundaktorių pasitikės. Jeigu aš būčiau žinojęs, aš būčiau tikrai taip nedaręs, kurva. Eiktų nahui. Būčiau važiavęs į Saviecką, dar kur nors eiti, ieškoti išeities, kokią supranti, kokią daktarą, ar dar kur nors į Druskininkus būčiau nuvažiavęs pasiskambinęs. Eiktų pilna čia tų kurva gydymo tų įstaigų, tų žmonių, gali susišnekėti, nuvažiavai, litrą butelį nusipirkai, dar kokių lašinių nuvežė ir, nu ir gerai būtų, kušla, nu, su žmogum jau susitarė. O tai ką tau nepagydė, o ką tau pagydė? Ką žinau, ką tas ten kurva pridarė, blė. Gal pagydys, gal nepagydys, nežinau. Kurva gal būsi invalidų, kurva visam laikui. Reikės susitaikyti ir taip. Pem esu susitaikęs, kad galiu likti invalidų, kurva daugiau nebevaiščiau niekada. Nu, su tais ramentais reikės kurva kriuksuoti. Nu, nes taigi 4 operacijas, tai ką tu ten kurva per 4 operacijas tik šiukšlės kišai kurvai tą žaizdą. Aš kurva nesuprantu, taigi tą kurva protezą būt priėmęs senai. Jeigu ne tavo kurva, tenais kažkokie balsai galvoji kurva. Eiktų nahui. Aš taigi kurva dar kartą aiškinu. Tu belia kur, kurva, tą implantą įkišti, tau kurva priims. Kažkoks kurva suskis, kurva, aiškiai, kad organizmas chujovs kažkokia kurva bakterija tavį gyvena. Kad negal tiesiog įvykti gydymo procesas, blėt. Įsivaizduoju, koks kurva nevisprotis kurva. Kokia šiukšlė visuomenės kurva. Tokia šiukšlės reikia, aš nežinau, kažkaip kurva naikinti, izoliuoti, ištremt kažkur, kurva atsivėstinti, ten, kur jam tie balsai galvoj, kurva susisinchronizuotų į normalią būseną, supranti. O tada tai kurva atsibėgėtų, supranti, suprastų kurva priežasties pasekmės dėsnį, nes kitaip matyt, tarp tokių debilus, kai gyvena, tai gali, žinai, deriktis kurva, gali galvot, kad gal nieko nebus, bet tau bus. Bus. Nu, ir tu nieko nepadarysi. Toks gyvenimas yra. Toks gyvenimas. Ir viskas. O ką daugiau supranti? O ką daugiau, kaip tu supranti, komunikuoji, kaip tu bendrauji, koks tavo išsilavinimas, kaip tu bendrauji, ne? Nu, kaip tu bendrauji. Nu, kai čia aš tiesiog nuostabą man sukėlė dar vienas toks daktarus, laiką daktarą. Čia toks, kur aš jam tu sakau. Ir jis kai nevis protis,
jiem kai kokia stazė, supranti, kurva išten, kai kokia stazė. Kai jam sakai tu, eik tu navai, kai jis pradeda kurva plėvesuoti. Jis vos ne į atlapus tau pradeda kipti, įsivaizduoji, toks durniuks. Daktaršį ir toj kudirka čia, toj ligūnį ten vieną kartą mačiau sėdėję kabinetą tenai. Įsivaizduoji, nežinau nei vardą, nei jo tenai dar kažko. Bet jam užtenka pasakyti tu, tai svojasiu, kai kokia mergelė 2 metukų pradeda kriok tokia, supranti, aš su tavim nejau kažkur, supranti. Eik to nahui, kurva, kai aš, tai supranti, aš pradėjau jo, žinai, tai sakau, jūs, jau apsiramino jų mergytėms, jūs, tai tu, sakau, ir vėlasi, kurva, eik to nahui, kurva. Tai čia rimti bairį su jais, tai kurva, jiem kažkas, kurva, tikrai su tam galvom negerai, kurva. Jiem nuo tų narkotikų, jiem nuo kurva. Susisuk šarabanai matyt. Susisuk šarabanai, ypatingai narkomanynuose, supranti, kai jau tie prijaukinti, kurva, prie tų, supranti, kristalizacijų visokių ir jau nuo lankų, supranti, jie tam kulnis laižą matyti, tiem, kurva, to mergytėm, tai vaikiukam, supranti. Tai gali jokiais numirčia, kurvai. Žičiukai prisižiūri. Tai sakau, tą stazį tiesiog iš ten. Kai sakai tu, jau kokia vertė, kokia savivertė, kokia kas vaikšta, kai kažkoks kurva, kaip apspangęs, žinai. O ką darysi, toks likimas, supranti, individų. Na, jie save taip laiko, jie save taip. Ir man net neįdomu, kad tokie apie mane, ką jie ten mąsta, ką jie galvoja apie mane. Aš net nesidomiu, man net neįdomu, supranti. Visiškai man zin. Matosi, kai dėl emocijų, supranti, pasijuokti, supranti. Daugiau niekas, supranti. Ir viskas. Nu, kaip ir jiem iš tą patį, kaip su manim, ir jiem tą patį. Ir viskas, daugiau niekas. Nu, nutrumpina kurva koją kažkokie chirurgas, blėt, nupjovė kurva sąnarių kurva. Ir nahui kurva. Šovė krūmus su savo kurva kažkokiais kitais gydymais, nahui. Šovė krūmus, plaučius gydyti, nahui. Įsivaizduoju, koks kurva debilas, blė. Gydė sąnarį, paskui, na, persigalvoju, aš noriu plaučius gydyti. Įsivaizduoju, realiai, kurva. Ką tu turi daryti, kurva, su tokiu debilu, kurva. Ką tu turi daryti? Tu, blė, gaut paslaugos, kurva, susiprotezuot sąnarį. Jis bič pagydė, ten kažkokios padarė 4 operacijas, matai, kad jau huine. Jūs pradeda, persigalvoja, sako, nebegalim jau, kurva, protezuoti, reikia plaučius gydyti. Įsivaizduoji, kurva, išsiizoliuoji, kurva, į kažkokį narkomaniną, kurva, ir laiką. Kol tu nepersigalvosi, tos plaučius gydytis. Įsivaizduoji, kurva, į kokią situaciją papuolė, kurva. Nu tai tragedija yra. Tragedija, kurva. Ir dar teismai įsijungi, kurva, į tą debilų, kurva, debiliną, kai debilai yra. Antraeiliai. Įsivaizduoju, nu tai košmaras. O dar, ką pridirbo jie su savo tom debilystėm, tai nenoriu nekalbėti, kurva. Nes turbūt žala atlyginta už tai. Už tos visus jo debilystas pridirbtas.
Ir viskas. Daugiau nėra ką komentuoti, suprantu. Nu, faktai kalba patys už save, nu ką čia jau. Taigi aš nieko nesigalvoju, čia yra jau tokie faktai. Viskas kalba patys už save, nu. Nu ir ką, nu ir nieko. Nu tai kaip aš sakau, žinai, prie sistemos nereikėjo prileisti tų, žinai, dundukų. Nebūtų tiek problemų pridirbę. Nu bet kadangi yra atvirkščiai, tai turi paskui taisytas kurva problemas, ble. Paskui pridirba dvigubai kurva. Nu, bet jau man čia neįdomu, man jau, jeigu man tą žalą atlyginta, tos diskreditavimo, tos institucijos, ten dar kažkas, tai supranti. Ten jau, kur aš kreipsiuosi, aš jos toliau man sutvarkys tus elektroninius parašus, turi padėti man sutvarkyti. Nežinau, jau biškai dėlis aš, man taip atrodo, aš nežinau, šitą mergelį šitos socialinių šitų paslaugų, šitos ligoninės kudirkos, nu, aš jai buvau spėjęs, nu, sako, bandysiu žiūrėti, ten kažką kreipias, nu, susigeneruos Google, tai išmesiu visus tus atsakymus, kur ten reikės išmes, viskas sutvarkys. Ir supranti, ir viskas, nu. Tokios tokelės. O ką daugiau supranti visą? Kai būni, supranti, kvepanas pasidaro toks deep, gilus, žinai. Ir paskui, žinai, pakeitė mąstymą, pradėti, supranti, tas kvepanas pasikeičia irgi, supranti. Nu, tai prie debilarija, ką kurva, kažkokios tuberkuliozės kurva prisimastą, ble. Tai čia dar, nu, dar, aš padarysiu dar kitas temas. Dar pašnekėsiu ir apie tas temas. Na, jeigu čia dar ilgai tęsis. Ir supranti. Bus įdomu išklausytis. Dabar jau tai nesupranti. Užsitęsiu biškį. Nu, šilta šiandien. Šilta šiandien yra. Šilta šiandien. Kažką būčiau veikęs, kažkur būčiau po saulę, kažkur pakritęs po medžiais. Ir generavęs kokias idėjas, dar kažką, suprant, būčiau investavęs. O dabar ką visuomenė investuos? O ką visuomenė investuoja, kur jūs investuojate, jeigu jūs neinvestuojate į Fiodorovo pamokslus, dar kažkokius Fiodorovo dirbtuvės, aš vadinu. Yra Fiodorovo pamokslai ir yra Fiodorovo dirbtuvės, suprant, bus kartais dirbtuvės. Nu, tai ir galėsit žiūrėti, o tokias, žinai, istorijas, dar kažkokias tikrais faktais, supranti. Tikrais faktais apie žmonės, apie institucijas, kaip jums turi suteikti paslaugas, apie jūsų teisės, apie jūsų prigimtinės teisės, kokias jūs turite teisės, kokias turite reikalauti teisės iš institucijų, supranti, kokie jūs turit būti. Kaip turit galvoti, kaip turit elgtis su kitais, kad jums nebūtų priežasties dėsnis, nu, kad netyčia per savo nežinojimą neprisidirbtumėt kokių nesąmonių, žinai. Ai, bet nežinau, jau kurva, paskui jau gauna jau. Kokių priežasties pasiekmės dėsnių, dar kažkur prisidirbi, kaip sakant, ne. Nu, tai ir viskas.
O ką daugiau? Ką daugiau gali, žinai, patarti. Gali tik patarti, supranti, rūpintis visuomenę. Kai savo, žinai, žmonėms, savo visuomenę, bendruomenę. Nes ir taip jau baigia išnaikinti purvą. Jau kiek išnaikina mūsų, jau supranti, jau kiek ir išnaikinta. Tai aš manau vis tiek, jeigu Fiodorovo dirbtuvės bus, dirbs, rodysim, kaip reikia pasidaryti tą, kaip kažkaip išgyvensim, supranti, lietuviai nėra tokie, supranti, kad jau taip viens kitą, žinai, imtų ir išnaikintų, žinai, taip. Nėra taip, žinai, nėra. Jeigu tokių atsiras, tai bus naikinami patys, supranti, kurie naudos neduoda visuomeniai visiškai, supranti, tik tai žalą daro, naikina visuomenę, supranti, ir jokios naudos nėra. Tai va taip, žinai. Naudokite dėmesį, žinai, prasmingai, kad informacija, žinai, galvoj tą duomenis, žinai, sukaupkite. Kaip sakau, tuos balsus galvoj, žinai. Jeigu jau išgirdot balsus galvoj, tai jau nebėgit ten pas kokį, supranti, šeimos gydytoją ir tų vaistų jau neprašykit tos išeities. Paimkit meditaciją, hujaciją, dar kažkokius, pasijungkit internetą, nueikit pasiklauskit Fiodorovo pamokslai ir pasigydysit nemokamai. Nemokamai, nereikės sveikatos gadintis, kažkokių informacijų, dar kitiem uždirbti. Ir nereikės ir būsit sveikai patys pasigydysit, nes jūsų tokia prigimtis yra pasveikti patiem. Tokia prigimtis yra. Juk mažas vaikas, tai juk jisai niekada nesupranti, juk tu juk augdams fiziologiškai užaugi ir tau branda taip pati, protinė branda, tai dunk ir tau, sąžinė atsibunta, tie balsai galvo žmonėse. O pys tau naro, atein kokie kurva šundaktariai dalį. Aiškina, tu jau girdi balsus galvoji, tu jau girdi? Jau girdi? Ai, tai va tau dristuksalį išrašysim, dristuksalį, hujelį, dar kokį kurvą. Ir jumis nugydys kurvai, neliks tos visuomenės kurva, adekvačios veiklos protingas. Ir taip nudviesit visi išnyksit kurva. Ir liks tik debilai tokie, debilai, kur atein, jeigu tu pasakai jam tu, tai jisai kurva pradėt kaip šaltieną kurva drebėt. Kažkas jam kurva ten pasidaro, хуй painuš, blėt. Stazis, nežinau, kurva, kas jam daros, matyt, kurva. Destrukcija, matyt, nuo vaikystės, tu kurva, traumų, matyt, kurva, sudėkta ten tiek lūkesčių, kad jisai turi atlikti, kad jis dievulis, supranti, dar hujulis, kurva. Ir viskas. Ir daugiau, supranti, niekada nėra tuščia tų emocijų, supranti. Tai va taip, supranti, jau į pabaigą jau. Ir užbaiginėsiu vis tiek. Tokia žinutė, žinai. Valandinis beveik. Gerai, ką žiūrėjote, jeigu ką išklausot, bet gerai, dėkui, ačiū, žinai. Nepykite, jeigu ten kas atsižydė. Čia mano nuomonė tokia. Tiesiog, kiekvienas turi savo nuomonę, galite reikštis. Tiesiogiai pasirinkit kameras, nebijokit reikškitės. Naudokite, tai turi reklamuotis. Naudokitės progą galimybėmis. Jeigu jūs nesinaudojat, bijot, rašykit Fiodorovui, išmokint, parodys, įkrėsiu pusę šimtus drąsos. Kovokit už Lietuvą, būkit lietuviai. Lietuviškai kalbėkit. Nebūkit ten zirga galvas, dar ten kokius ten reklamuokit, hūdė, dar kokius. Būkit normalus, natūralus lietuviai. Viskas tokia žinutė, suprantu. Gražiai išnekėti, kad būtų šaižia kalba gražia. Tai gamtos. Tai va taip. Gerai, kad žiūrėjote, reikia.